Amira 3 žvaigždučių viešbutis Rode. Ir nuo Rodo miestas yra šiek tiek nutolęs. Tai čia visai būtų gerai turėti mašiną, parkingas, nu prašau. Supermarketas ir priešais, va ten matosi antra pusgatvės, yra mašinų nuoma. Lobby baras. Nu ir jau girdžiu, jų vardina kainas, kad margarita 6,50 ir taip toliau. Tuoj pažiūrim. All inclusive menu. Gėrimo. Pagrindiniam restorane yra keli, taip vadinami užsėdimai, tu turi pasirinkti laiką. Pagrindinis restoranas. Tai šiek tiek stalelių yra ir lauke, bet labai nedaug. Vis tik čia gyvena daugiau be maisto žmonės. Viešbutis yra 400 metrų iki paplūdimio. Ir iki paplūdimio, kaip ir sakiau, yra keli šimtai metrų ir jis gali rinktis kelis paplūdimius. Gultai yra mokami, komplektas apie 10 eurų, nu plius minus. Ir išeinam va dešinėje pusėje priešais viešbutį yra baseino zona, užkandžių baras. Tai tu snek labai mažai, va, picutė su muštiniai ir viskas. Keliavimui kaip 3 žvaigždutės visai ok. Nes iki Kalitėjos miestelio 1 kilometras, iki Rodo miesto yra 3 kilometrai. Yra atskiras vaikų baseinas. Dabar čia viskas plaukia, nes labai stiprus vėjas. Pagrindiniai viešbučio svečiai čia yra skandinavai, tai ir matosi viskas taip pat basic, nes jie žmonės mėgsta tiesiog tai, ko reikia, kad būtų. Mes žiūrim šiek tiek daugiau, kad būtų gražu, tvarkinga. Ir žiūrėsim New Renovate, tai pavadinom, tai renovuotą kambarį. Nu, taip, biškiuką renovuotą. Tvarkingas kambarys. 3 žvaigždutės, jo, baldai matosi, kad nauji, yra televizorius. Ir gana nemaža terasėlė su privatumu. Pastatai eina taip kampu, tai žiūrim į savo kaimynus atidžiai. Šiek tiek vaikų žaidimų aikštelė, nu kuklus, paprastas 3 žvaigždutės, bet kambarys tikrai viskas gerai, įdomu būtų pažiūrėti nerenovuotą.